Pyktis tokia, psichologams, psichoterapeutam gana esminė, svarbi emocija, kur dažnai mes turim reikalų su ją. Galbūt reiktų truputį praplėsti pykčio savoką, nes kai sakom pyktis, mes turim omeny tokią daug pykčio brolių ir pusbrolių. Pavyzdžiui, susierzinimas irgi pyktis yra, mes dažnai sakom, sunervinai tu mane arba užknisai. Čia yra visur įpakuotas pyktis. Yra tokios netgi tylios pykčio formos, kaip nepasitenkinimas. Irgi tame yra pykčio. Yra stiprios formos lietuvių kalboje, mes turim įniršį, įsiūtį, apmaudą, įtūžį. Visur čia yra arba tiesiogiai pyktis, arba ten yra nemaža dalis pykčio. Tai kai sakom pyktis, tai visiems turim omeny tą visą grupę jausmų ir emocijų. Visų pirma, reiktų sakyti taip, kad pyktis yra natūrali emocija, mums būdinga. Jinai yra visiškai sveika, jinai mums reikalinga. Galima sakyti, kad pyktis gina mūsų interesus. Subjektyviai suprantamus, iš viduje, objektyviai iš šalies, tai gali atrodyti keistai ar neadekvatu, bet subjektyviai visą laiką kažkaip tai yra apie mūsų interesus. Galima sakyti, mes pykstam, kai yra ne taip, kaip aš noriu, kai pažeidžiamos mūsų ribos, kai pažeidžiamas mūsų teisingumo jausmas. Aišku, gali būti sudėtingiau, bet bendra linija vis tik tai tokia yra. Budizme nemažai kalbama apie pyktį. Iš vienos pusės tai sakoma, kad pyktis tai yra kaip ugnis, kuri sudegina išminties mišką. Viena žiežirba, viskas. Ką tu sodinai metų metus, puoselėjai tą mišką, iš viena žiežirba viskas sudegina. Tai budizme yra toks kaip ir Buda būtent labai daug apie tai kalbėjo, kad ypač jeigu praktikuoji, tai reikia atsargiai, visos tas tavo pastangos ir visa praktika gali nueiti tiesiog per vieną pykčio akimirką. Ir mes patys galim tai pajusti, kiekvienas iš mūsų, kai mes staiga, ypač kai užvaldo kažkoks nevaldomas pyktis, staiga, o kartais būna nei iš jo, nei iš to kažkoks, net nežinojau, kodėl, paskiau jau galvojam, kodėl aš taip užpykau. Bet mes galim pajusti kiekvieną kartą, kai mes labiau užpykstam ir tai išreiškiam, nes užpykti vieną, bet dar tai išreikšti ir dar labai stipriai išreikšti, pavyzdžiui, kitam žmogui, tai niekada nesijaučiam gerai po to. Nors mums atrodo, kad jeigu mes mes kažkaip nubausim tą žmogų. Kažkas, pavyzdžiui, jeigu kažkoks pyktis dėl kažkokio žmogaus elgesio. Kažkas blogai pasielgia pagal mūsų standartus. Ir automatiškai yra toks kažkoks tai suvokimas, kad mes su savo pykčiu mes nubausim tą žmogų, kad jis blogai jaustųsi. Bet čia tas pats, kas pavyzdžiui, kažkas tai atėjo, padegė mūsų namus. Mes esame, kažkas uždegė mūsų namus, dega viskas, gaisras. Bet mes vietoj to, kad gesintume gaisrą, mes bėgam gaudyti tą žmogų, kuris ir kažką jam aiškina ir jam keršyti, kaip tu galėjai uždegti mūsų namus. Bet juk tai dabar tuo momentu nėra svarbu. Prarasi namus. Tai čia irgi Buda sako apie tai, kad kai tik dega namas, tu turi jį gesinti. O pyktis tai prilyginamas ugniai. Tai jeigu tu matai, kad tavyje jau kažkas tai užvirė, kyla kažkas taip dažnai nevaldoma, bet jeigu spėjai pamatyti prieš išreikšdamas,
sutelk visą dėmesį, tai pirmą užgesinti. Nes jeigu tu bandysi tam žmogui tą savo pyktį mesti, tai tu blogiau ir blogiau jausies. Po to visi žino, kad po to tu blogai jautiesi. Pyktis išreiškia mūsų subjektyvų savo interesų supratimą. Tai, kad kažkas ten peržengia kažkokią tai ribą, kažkas man trukdo pasiekti mano tikslo, mes pykstam. Gali būti pyktis iš šalies lyg ir neadekvatus, pavyzdžiui, ten žmogus žuvo avarijoje, o man pykta, kad nu jo nėra, kai man jo reikia. Gal tai iš šalies kvailai, bet subjektyviai tai visą, man pykta, jo nėra. Nors protu aš suprantu, kad jisai žuvo, bet visiems man pykta. Tai tas pyktis jisai gali būti visoks, bet jis atspindi mano kažkokius interesus, mano kažkokius norus ir tarsi gina. Tarsi mes kovojam. Tai yra normali, natūrali emocija ir jeigu aš moku su ją būti, jeigu aš žinau, kad pykstu, jeigu aš moku su tuo būti, jeigu aš moku savo pyktį priimtinai, konstruktyviai išreikšti, tai gera, stipri emocija, tame daug energijos, tame daug jėgos yra ir psichologinės problemos yra tada, kai mes nemokam su pykčiu sveikai nustatyti santykį. Viena grupė tų tokių psichologinių problemų, kai mes dėl įvairių draudimų, kad pykti negalima, pykti negražu arba pykti pavojinga, mes sugebam kažkokiu tai būdu padaryti, kad mes nežinotume apie savo pyktį. Mes, kaip sako, apsiginam nuo jų, paslėpiam nuo savęs. Tarsi, ne, aš nepykstu. Ir naudojam įvairius metodus tam. Ir tada jau čia nusimato psichologinių problemų. Arba kai pyktis yra labai galingas, labai stiprus, nevaldomas ir tiesiog įsiūčio įniršio bangos mane pagauna ir aš pridarau nesąmonių, paskui gailiuosi. Aš suprantu, kad pykstu, bet aš jo nevaldau, nes tada, kai mano akis aptemsta, krauju paplūsta, aš pridarau nesąmonių. Tai va tokios, tai čia yra, kaip pyktis, yra darbo su juo kelia tokias psichologinės problemas. Nebent žmonės, kurie yra chroniškai pyksta ir pyksta ant viso pasaulio ir visi yra blogi, neteisingi, jiems kažką blogai daro. Yra tokių žmonių, kai kurie yra tiesiog tai proto įprotis. Jų toks jie išsivystė tokį proto įprotį, kad visi yra kalti, visi man kenkia ir aš jų visų nekenčiu. Tai aišku, tada toks žmogus jis nesijaus, jis apskritai visada jaučiasi blogai. Nereikia, kadangi jis yra tokioj būsenoj. Bet šiaip paprasti žmonės, kurie karts nuo karto supyksta ir tą pyktį išreiškia, mes visada jaučiamės blogai. Bet ir vėl tai darom. Vėl krentam į tą situaciją. Yra tokios įvairios pykčio valdymo programos, kai jis nevaldomas, išmokti valdyti. Tai pirma turi būti motyvacija įvaldyti, tai yra žmogus turėtų suprasti savo pykčio negatyvias pasekmes, tai reiškia jisai norėtų tą pyktį vis tik tai kažkaip pažaboti, kaip kažkokį tai tokį pasiūtusį eržilą, kurį vertėtų padaryti. Neužslopinti, neužgniaužti, bet išmokti jį nukreipti, sukontroliuoti. O po to jau yra kažkoks tenai konkretesnis darbas. Pradžioj reiktų tą momentą pagauti, kai įsiūtis, pyktis, įniršis ima prabūsti tam tikrą prasme ir kažkaip tai pamatyti, kad jau toj bus, jau aš pridarysiu, sprogsiu, jau ateina sprogimo banga. Na ir tada galima ten naudoja įvairias technikas, iš kurių ten populiariausios, bent suskaičiuoti iki 10. Paprastai to užtenka, kad įsijungtų protas, įsijungtų stebėtojas ir jau mes truputį kitaip dalyvautume. Paskui visiems tenka dirbti truputį giliau, kodėl aš čia taip pasiutau, kokias mano vertybės pažeidė. Ar čia mano išdidumas užkabintas, ar ką toliau dirbama su
su tokiais, asmenybiniais aspektais, nes pyktis vis vien tarsi gina mano orumą, mano išdidumą, mano kažką tai. Aš užsiuntu ne šiaip savo. Ir kodėl čia taip aš dažnai užsiuntu ir taip stipriai užsiuntu, tada dirbama su ta asmenybės dalimi yra. Vienuoliai, aišku, kad irgi pyksta. Yra pyktis, tokia pykčio rūšis, kad padėti kitiems žmonėms. Nėra visiškai pyktis blogas. Apskritai nėra nei viena emocija, kad jinai yra bloga. Kai yra pykčio rūšis, pavyzdžiui, jeigu vaikas staiga prieš mašiną išbėga į gatvę, arba kažkoks, pavyzdžiui, nors artimas žmogus paskendęs kokiame nors narkomanijos ar alkoholizmo liūne. Yra pyktis, kuris padeda kitiems žmonėms. Bet čia reikia turėti išminties. Negalima, kad rėksiu aš dabar ten, tas nuvažiavo, nepraleido manęs per pėsčiųjų perėją. Kai aš jį sutiksiu, aš ant jo rėksiu, nes aš jam turiu padėti. Čia ne toks padėjimas. Bet būtent dėl to, kad yra toks pyktis, kuris kartais yra pyktis dėl kitų, tai šventyklose dažnai būna būtent tokios rūšies pyktis, jeigu taip galima pasakyti. Net ir ne visai gal teisinga vadinti tuo pykčiu, gal kažkoks žodis turėtų kitoks būti. Bet dažnai būna, pavyzdžiui, mokytojas savo mokiniui. Griežtai, labai griežtai būna. Jeigu matau, kad ir kiek ten švelniai, maloniai ten aiškinsi, nedaryk to, taip, tau reikia daryti tai, kažkokius tai dalykus susijusius su praktika, ar kažkokiu tai, gal jo mokinys turi kažkokių prisirišimų, stengiasi jį pamokyti ir niekam. Tada labai dažnai, ir aš daug kartų esu patyrus iš vyresnių vienuolių, labai griežtai pasako, būna momentai, kai tau pasako, nedaryk tai, arba ten, nežinau, ar tu matai, kaip tu elgiesi, pavyzdžiui, kaip tu galėjai tai pasielgti toj situacijoje, ten kažką tai tokio. Ir tada būna, kad pažadina. Nes, aišku, tai tavo mokytojas ir daug vyresnis vienuolis, būna, kad tau suteikia tokių teisingai. Ir tai yra pagalba, tai yra kartais būna tokia, bet tai, aišku, nereikia tuo naudotis. Čia reikia turėti labai didelės išminties, kad žinot, net ir ne kiekvienoje situacijoje tu gali, nes ne kiekvienas žmogus tai gali pakelti. Ne kiekvienas žmogus, tu turi žinot, koks žmogus tai gali pakelti, todėl tam reikia didelės išminties, bet tiesiog yra ir tokios rūšies pyktis. Psichoterapijoje iškyla klausimas, kaip nuimti draudimus pykti ir kaip padėti žmogui pripažinti, ką jis iš tikro jaučia, kad jis atsakytų kai jau pasimato, kad jis vis tik tai pyksta, tai atsakytų į tos pagrindinius pykčio klausimus, ant ko pyksti, už ką pyksti. Už kokį elgesį, už kokius žodžius, arba už kokio elgesio nebuvimą pyksti. Ir toliau yra, taip sakant, darbas su savo jau poreikiais, savo norais, savo varomis. Kas yra nepatenkinta, kokie poreikiai tavo yra signalizuojami. Ir jeigu giliau, dar toliau dirbti, tai kaip vis tik tai su tuo pykčiu būti, kaip pradžioje, jeigu pykčio būna daug, tai reikia išmokti jį nukrauti. Jeigu jau ten iš praeities tokios užtvankos pykčio didžiulės, tai kaip tą pyktį nukrauti, tai ten visokių yra tokių technikų, ten kaip
iki ten primušti pagalvę arba išsiriekti miške arba parašyti ten piktą laišką ir taip toliau, tokios tiesiog nuimti, o paskui žiūrėti, ką daryti su tais nepatenkintais poreikiais. Pykčio pliusas mums praktikuojantiems žmonėms ir vienuoliams, kad pyktį labai gerai galima panaudoti savo praktikai. Jeigu tu esi sąmoningas. Ir vėl, mes čia grįžtam vėl į sąmoningumą. Momentas po momento labai svarbus sąmoningumas. Ką aš darau dabar, kas aš esu, kodėl tai darau. Ir labai dažnai, tada būna, labai dažnai galima pamatyti tai būtent su vienuoliais, kurie ilgą laiką vieni praktikuoja. Ir tada apgaulingai galvoja, kad kažką pasiekė. Arba net ir žmonės, kurie yra žmonės pasauliečiai, kurie šiaip vienas gyvena, vienas praktikuoja ir nemėgsta būti su grupe praktikuoti. Ir tada atsiranda tas apgaulingas pojūtis. Va, man nei pyktis kyla, nei, o atsisėdus iš karto taip gera. Ir galvoji, kad čia turbūt bent jau kažkiek tai tikrai pasiekiau, reiškias. Pykčio taigi nekyla, anksčiau būdavo, dabar ne. Bet irgi čia yra toks chrestomatinis pavyzdys, dažniausiai, kai tie vienuoliai nusileidžia į visuomenę, kažkokia yra situacija, ten reikia, pavyzdžiui, su kažkokio valdžios struktūrom susidurti, kažkokius tvarkytis dokumentus, nes ir vienuoliai to negali išvengti. Pavyzdžiui, jeigu gyveni ten kažkokioj šaly, užsienio šaly, karts nuo karto tau reikia darytis vizą. Pavyzdžiui, vizą. Ir tu ten sėdi, debesyse plauki, bet tai nusileidi į miestą ir ten kažkas viskas ne taip, kaip ten laukti eilėj 5 valandas, o po to pasako, kad čia buvo neteisinga eilė, arba kad tu jau pavėlavai šitą vizą ir tau reiks išvažiuoti iš šios šalies. Ir pamatai, kad to pykčio iš tikrųjų ne tai, kad jo nebuvo, jo tiesiog nebuvo situacijų, kad jis pasireikštų. Tada pamatai, kiek visko iškyla. Dėl to labai gerai yra iš tos pusės, nes tas pyktis leidžia tos situacijos, tokios, kurios išjudina kažkokius dalykus, leidžia tau pamatyti, ką tu dar turi. Nes šiaip jie gulės, nereiškia, kad tu neturi to pykčio. Visų pirma, žinot, daug metų gyvenime praėjo tol, kol supratau, kad būtina nukrauti, o ne uždaryti, ne užtvenkti. Čia jau man asmeniškai buvo didelis toksai sąmoningumo kelias, ne, kad tai, kas atėjo, tu turi tą ir kažkaip rasti būdą tą, nes tokia agresija prieš save, kad aš negaliu jausti pykčio, aš ten privalau jaustis taip, ne toks nedėmesingumas savo, jis buvo toks, man labai žudikiškas, sakykime, reikėjo daug, kad susivokti. O tada tos elementariausios formos, visada santykiai su artimai žmonėmis, kalbėjimas apie tai, kaip tu jautiesi, ką tu išgyveni, neskubant uždėti moralinio vertinimo, ne, kad tu turi taip mąstyti, tu turi taip elgtis. Ne, taip kaip dabar jaučiuosi, taip yra gerai. Turiu teisę į visus savo jausmus, į visą jų paletę. Ir kol jos neatversiu, kol nepasižiūrėsiu į visą tą jausmų paletę, tol negalėsiu susidėlioti taip, kaip norėčiau, kad būtų. Ne. Tai vis dėlto pirmiausia, tai yra toksai laisvas santykis su tuo, kaip jautiesi. Ne? Tai tam, aišku, mes to negalim bet kur, bet kada padaryti, ar ne? Mums reikia aplinkos, artimo žmogaus, ne? Ar tokio sąmoningumo pačiam nuo savęs neslėpti, pačiam į vatą nevynioti. Ne?
Santykis visada yra, turbūt vienas svarbiausių dalykų. Paskiau mes jau galim kalbėti, ne, ir apie muziką, apie sportą, apie vaikščiojimą, apie gamtą, ne, visos tokios, bet man regis vis dėlto pokalbis yra, pirmas. Todėlgi mes žiūrėkit ir tą funkciją mūsų gyvenime atlieka psichologai, atlieka kunigai, net kartais žmogus ateina iš pažinties, ne, jis nekalba apie nuodėmes, bet kaip jaučiasi. Ir negalėjo sustabdyti, nežinai, kad dabar jam to reikia, nepradėsi, ar ten jis verda, ne, bet tai mes tik tai vadovėliuose griežtai atskiriam, ne, ten dvasininką nuo psichologo, ne, bet realybėj, kaip visi dirbam tiesiog su jaučiančiu žmogumi. Kenčiančiu. Nu, taip. Praktikuojantis žmonės kiekvieną tokią situaciją, kiekvieną sudėtingą žmogų, kuris atrodo mums būna ir vienuoliams, būtinai šalia sėdi vienuolis, kuris labai nervuoja. Bet mes į tokius žmonės žiūrim kaip į mokytojus. Tuos žmonės, kurie mums iškelia kažkokią ar pyktį, ar agresiją, ar kažkokią visokių, mes visi turim savo bagažus. Jeigu mes susiskutam galvą ir išeinam į vienuolyną, tie bagažai niekur nedingsta. Jie vis tiek su mumis ir mes turim dėti pastangas, kaip juos pamatyti ir kaip juos paversti į praktiką. Tai dėl to kiekvieną momentą, kai atsiranda pyktis, tada žiūri, tai aiškiai matai, vėl sąmoningai matai, pyktis atsirado ir neleisti jam tavęs užvaldyti. Jeigu jau tu matai pyktį, tik tai stengtis, kad matau pyktį, bet aš nebūtinai turiu tapti tuo. Užtenkama, tai nėra nei blogai, tiesiog pyktis iškylo ir aš jį matau, aš neturiu tuo tapti. Ir jeigu tu sugebi pereiti tą etapą, kad tu netapai to, tai jau vienas žingsnis kažkur tai į priekį ar gilin. Kažką jau supratai. Jau kažkokį padarai namų darbą apie savo kažkokią tai vieną tokią dalelę neigiamą, kažkokią tai savo būdo dalelę. Tai dėl to kiekviena tokia iššūkis, kiekvienas atrodo nemalonus iššūkis, nemaloni situacija, gal, tarkim, nemalonus žmogus, neišvengsim, kartais atrodo, tenka sakyti, kad tai nemalonus žmogus. Visa tai yra praktika ir visa tai jie yra mokytojai ir kaip tik kai iškyla pyktis arba atsiranda toks žmogus, kuris ant mūsų rėkia, tai kaip tik yra labai naudinga pasakyti ačiū. Tai jokiais būdais netiesiai, nes tada čia labai arogantiškai atrodo tam žmogui dar labiau čia nuipykčiau. Viduje pasakyti ačiū šitą situaciją. Tai yra man mokymas ir tai yra praktika man. Kiekvieną tokį dalyką, iš tikrųjų, kiekvieną tokį neigiamą dalyką mes galim panaudoti praktikai, kažką daugiau suprasti apie save, savo tos tokius mechanizmus proto ir savo tų emocijų mechanizmus. Ir kuo daugiau mes juos suprasim, tuo jie mažiau mus valdys. Jeigu mes matysim, pavyzdžiui, kad kiekvieną kartą, kai mes nueinam pas mamą savo ir mama sako, kiekvieną kartą, kai jinai pasako, kodėl tu dar neturi antros pusės ir mums iš karto tiesiog iki čia užkyla pyktis. Bet jeigu mes tai aiškiai matysim, kiekvieną kartą sąmoningai, ir tai kiekvieną kartą, kai mes susitiksim su mama, mes jau būsim pasiruošę, mūsų neužklups toks.
Tai ir svarbu, jeigu tas ir pajuntam tą vidinį tokį pyktį, neišreikšti jo. Nes tai, aišku, ir neužgniaužti, nebandyti ten su jo kovoti jokiais būdais, bet tiesiog irgi pastebėti, kaip ir bet kokią emociją, matyti ir tiesiog stebėti ir jinai nuplaukia, tada nuplaukia išlėta. Bet kai tu išreiški, tai tu tikrai sudegini tos tavo, jeigu, pavyzdžiui, ar praktikuoji, ar nepraktikuoji, bet ir šiaip ir santykiams labai pakenkia. Ir šiaip paprasčiausiai tiesiog tarp žmonių santykiams, jeigu rimtai išreiški savo kažkokį pyktį ar kaimyniai, pavyzdžiui, tai labai sunku vėl grįžti tuos gerus santykius, kuriuos tu turėjai. Tai dėl to ir taip sako, kad viena pykčio ta žiežirba, kažkokia ugnelė sudegina visą išminties ir kažkokios dorybės mišką. Todėl tas išreiškimas reikia stebėti, kad nebūtina jo išreiškinėti, bet priimti. Priimti, taip, tai yra pyktis, priimti, bet nereikia tuo tapti.